Sveiki, Unboxing LT ir šį kartą mes žiūrėsime prekes ne iš Lidl, o iš Kinijos. Va, štai gavau siuntinėlį ir dabar, kai neturiu ką dėti iš Lidl parduotuvės, tai dedu tą, ką gaunu iš Kinijos, ką jis sakinėja. Nežinau, kas šitas siuntinys atėjo, iš tikrųjų atidarysime ir pasižiūrėsime, nes čia rašo, kad iš tikrųjų kažkokia tai elektroninis priedėlis, aksesuarės kažkas tokio, bet kas aš tikrai nežinau. Tai mes dabar atidarysim ir pasižiūrėsime, ką aš čia tokio gavau. Nežinau, ar čia iš Gearbest, ar iš AliExpress, turbūt kad iš AliExpress, jau matau. Taip, čia daikčiukas, telefono laikiklis ant automobilio vairo. Va, čia jisai turėtų taip ant vairo užsismaukt kažkaip, va taip, va kaip suprantu, va kažkaip tai, vienu žodžiu, aiškiai, taip, jisai užsidės ant vairo ir va čia, va šitoj va vietoje aš galėsiu įdėti, ką aš čia galėsiu įdėti, tai pasižiūrėsim, kažkaip čia viskas nusijėmė, čia irgi nusijėmė. Kaip suprantu, viskas... va, teisingai, va, jisai va taip, susmauks, va, ir man laikys telefoną. Labai neblogas, manau, labai neblogas daikčiukas, kadangi tada aš telefoną pasidėsiu ant vairo ir galėsiu pasijungti navigaciją ir jinai man kaip tiesiog ant vairo bus. Taip, aš nekalbėsiu daugiau, mes tiesiog dabar eisim, padėsim šitą daiktą į mašiną, uždėsim ant vairo, įdėsim telefoną, viską jums parodysiu. O tada mes galėsime, kaip sakoma, ir įvertinti šitą daiktą ir pasakyti, ar verta jį pirkti ar ne. Taip pat pamatysite ir kainą ir prieš kiek laiko pas mane atkeliavo. Na štai, atsinešiau šitą įrengį automobilį. Labai įdomiai turbūt filmuosiu, nes iš tikrųjų vieną ranką laikau, kitą ranką bandysiu kažką tai pritvirtinti prie pačio vairo. Tai iš esmės tvirtinimas šito daikto, kaip ir labai paprastas. Tai mes dabar pabandysim jį ir pritvirtinti. Nežinau, kaip man visą taip pavyks padaryti su viena ranka, bet turbūt pavyks. Taigi, aš jį kaip ir, taip, tvirtinu, atleiskit, vaizdas jau čia, žinokit, jau važinėja viskas. Principas jums aiškus, tai yra, taip, viskas tvirtinama. Aš dabar, žinokit, kamerą sustabdysiu, nes visų pirma, nelabai galiu pritvirtinti su viena ranka, nenoriu išmesti nei kameros, nei sugadinti viso kito filmavimo. Na, štai laikiklį šiaip netaip pritvirtinau, kaip matote, jisai labai normaliai sėdi ant vairo, aišku, uždengia visą automobilio panelę, tai yra priekinė to, kad nelabai viskas matosi, tai iš principo mes dabar galim įstatyti telefoną, irgi telefoną, kaip matot, su viena ranka aš jo neįtvirtinsiu, taip kad vėl sustabdysiu kamerą, įdėsiu telefoną ir filmuosiu. Telefoną labai greitai pritvirtinau, jisai dabar yra pas mus ant vairo. Vienintelis minusas, kad dabar telefonas visiškai uždengia visą mašinos panelę, taip kad informaciją vairuojant matysite tik taip šitame telefone. Tai yra koksai greitis, viską kitą tiesiog nesimatys. Pliusai yra tokie, kad visą laiką navigacija, jeigu jinai veikia, visą laiką matysis prieš jūsų akis. Minusai tokie, kad jeigu darot kažkokius tai posūkius staigius, tai ta visa navigacija važinėja kartu su vairu. Taip pat yra tokia galimybė to, kad, iš principo darant staigius posūkius, darant galbūt su ranka, kad nors užkliudysit šitą daiktą, bet nuplėšt, nemanau, kad labai nusiplėš. Per kiek laiko šitą prekę atkeliavo, kiek kainavo, matote, ir realiai dabar galėsiu iš karto ją ir įvertinti, tai įvertinčiau, principe, mano funkcionalus daiktas ir vertinčiau 5 žvaigždutėm, nes kaina irgi taip pat yra labai pakankamai patraukli. Taigi, 5 žvaigždutės iš 5 ir šitą prekę pirkti tiesiog rekomenduoju.